Telšių regioninis profesinio mokymo centras – vieta, kur jauni žmonės ir suaugusieji atranda savo kelią, įgyja profesiją ir kuria ateitį. Čia teorija dera su praktika, o mokymasis tampa realiu pasiruošimu darbo rinkai. Telšių regioninis profesinio mokymo centras – tai ne tik mokykla, tai bendruomenė, kurioje kietas amatas susitinka su europietiška laisvė ir ambicijomis. Čia dirbo puikūs mokytojai, savo srities profesionalai. Centro laboratorijos aprūpintos modernia mokomąja įranga. Centre siūloma plati specialybių įvairovė. Nuo transporto priemonių remontininko ar suvirintojo iki virėjo, apskaitininko ar kompiuterio projektavimo operatoriaus. Taip pat galima rinktis socialinės ir sveikatos sričių profesijas, individualios priežiūros darbuotojo ar slaugytojo padėjėjo kelią, apdailos, interjero apipavidalintojo ar fasadų šiltintojo ir pastolių montuotojo įrengimo specialybės, o mėgstantiems bendravimą padavėjo barmeno profesiją. Viena didžiausių centro stiprybių – galimybė vienu metu įgyti ir vidurinį išsilavinimą, ir paklausę specialybę. Taigi, mūsų mokiniai sugeba nušauti 2 zuikius vienu šūviu. Čia įvairias profesijas renkasi mokytis ne tik jaunuoliai, baigę 8, 10 ar 12 klasių, bet ir vyresni žmonės, siekiantys įgyvendinti savo senas svajones ir norintys persikvalifikuoti, nes rinka reikalauja naujų įgūdžių. Mokymasis čia neapsiriboja vien klasėmis ar dirbtuvėmis. Centro bendruomenė aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kurie atveria duris į pasaulį. Mokymasis centre neapsiriboja jo sienomis. Aktyvus dalyvavimas Erasmus Plus programoje leidžia mokiniams ir mokytojams vykti į tarptautinės stažuotes Italijoje, Kipre, Maltoje, Vokietijoje. Tai ne tik darbinė patirtis, tai ir kultūriniai mainai, kurie tiesiog keičia požiūrį į savo profesiją. Čia ugdomas ne tik profesinis meistriškumas, bet ir siekis tobulėti bei laimėti. Centro mokiniai aktyviai dalyvauja konkursuose ir sporto varžybose, kur dažnai užima prizinės vietas. Didžiuojamės kasmet nuskintomis prizinėmis vietomis respublikinėse ir tarptautinėse profesinio meistriškumo konkursų arenose. Profesinėme centre mokosi įvairaus amžiaus žmonės, nuo jaunimo iki suaugusiųjų, nusprendusių keisti savo gyvenimo kryptį. Mūsų centre gyvenimiška patirtis yra privalumas, o noras tobulėti neturi galiojimo datos. Suaugusių skyrius – tai galimybė tiems, kurie nebijo grįžti prie nutrūkusio mokslo ir pasiekti savo tikslų šiuolaikiškoje bei supratingoje aplinkoje. Čia kiekvienas žingsnis link išsilavinimo yra traktuojamas kaip vertinga investicija į ateitį. Profesinis mokymas šiandien tai ne pabaiga, o pradžia. Baigę mokslus absolventai gali rinktis skirtingus kelius. Šiuolaikinis profesinis mokymas – tai tramplynas, o ne galutinė stotelė. Įgijęs brandos atestatą ir profesinio mokslo diplomą, mūsų absolventas stovi kryžkelėje, kurioje visi keliai atviri. Nori, eini dirbti ir užsidirbti. Nori, tęsi mokslus kolegijoje ar universitete. Tai patvirtina ir patys mokiniai, kurie čia derina bendrąjį ugdymą su profesiniu pasirengimu. Aš ne tik mokusi kompiuterinio projektavimo, bet ir ruošiuosi valstybiniams brandos egzaminams. Baigęs turėsiu ir brandos atestatą ir profesinio mokymo diplomą. Mes mokomės tų pačių bendrojo ugdymo dalykų, kaip ir bet kurioje gimnazijoje. Turime puikias sąlygas mokytis, nauja įranga aprūpintus kabinetus, supratingus ir visada geranoriškus mokytojus. Stojimas į Telšių regioninį profesinio mokymo centrą prasideda jau birželio 15 dieną per sistemą mokausilietuvoje.lt. Norintys gali atvykti ir į patį centrą. Čia suteikiama pagalba registruojantis bei renkantis profesiją. Kodėl verta rinktis Telšių regioninį profesinio mokymo centrą? Nes čia tavęs laukia galimybė paliesti savo būsimą profesiją rankomis. Čia mokinys yra svarbus, jo idėjos girdimos, o ambicijos palaikomos. Čia suteikiame erdvę išskleisti sparnus tiems, kurie savo tikrojo kelio iki šiol dar nebuvo atradę.
Telšių regioninis profesinio mokymo centras – vieta, kur prasideda kelias į profesiją, savarankiškumą ir ateities galimybės.